Plenarinė sesija visą laiką prasideda kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną, ten rugsėjo 10, gruodžio 31 dieną baigėsi. Darbotvarkėje yra daug vyriausybės projektų, dar daug yra, kur yra neregistruotų. Iki tol, kol dabar prasidėjo Irano karas, tai matyt, kad mes čia turėsim tam tikrų, manau, pakeitimų įstatyminių. Poligonas, kur atskridus dronams, šachedams ir balistiniam raketom bus daužomas, tai jo klausimas irgi matyt bus. Jisai turi būti priimtas vienaip ar kitaip, nes kadangi konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, vardan Lietuva, Saulius Skvernelis, Liberalų sąjūdis, tai jie vienareikšmiškai sakė balsuos, tai tų balsų matyt užtenka. Kaip matome iš mūsų kolegų Liberalų sąjūdžio, konservatorių ir socialdemokratų tam tikrų asmenų, yra siūlymas grąžinti partnerystės įstatymą, kuris atitiktų santuokos elementus arba santuokos principams. Tai manau, kad čia bus didžiausias, manau, kad muštynės ir peripetijos. Ir toliau, matai, daug kas įvykiai pastumės, koks projektas yra svarbesnis arba reikalingesnis. Aišku, demografinė situacija, dabar yra rengiami projektai dėl pensijų, sodros sukauptos didesnės sumos panaudojimo, pensijos didinimo. Tai šitas bus gyventojų pajamų mokesčio ir neapmokestinamo pajamų dydžio mamom, šeimom arba tėvams auginantiem vaikus. Tai irgi bus klausimas darbotvarkėje. Tai LRT galų gale pataisos, jos ateina į įstatymą, vienas įsigaliojo iš karto nuo priėmimo, kitas nuo 27 metų, kitas nuo kitos kadencijos, kada bus paskirtas direktorius. Tai tokių, bus, aišku sakau, bet matyt labai daug peripetijų bus, daug kas Lietuvoje bus orientuota į užsienio politiką ir užsienio politikos santykių aiškinimus.